nustebino įrašant savo audio knygą, tai pirmiausia, kad tai yra tikrai sunkus darbas. Jis reikalauja labai daug pasiruošimo, energijos, susikaupimo ir taip pat to priėmimo, kad tu gali padaryti klaidas, kad nebus tobulai. Ir man tai buvo tikrai didelis iššūkis pačiai būnant perfekcionistai, bet klaidas padarius tikrai buvo lengva ištaisyti jas, nes tam yra sudaromos sąlygos. Kitas dalykas tai yra, kad negaliu kontroliuoti savo balso. Buvo tokių atvejų, kai mes susitarėm, pavyzdžiui, kad aš realiai įrašinėdavau kokias 3 valandas ir rašysiu per 3 valandas tam tikrą kiekį, reiškia, puslapių ir staiga po 1,5 valandos mano balsas išsijungia. Jis neveikia taip, kaip aš norėjau ir aš negaliu tęsti, tai reikia atidėti kitai dienai. Tai čia irgi tokia žinutė, kad aš negaliu kontroliuoti savo balso, nes jisai tiesiog atsisako man paklusti. Bet vėlgi, kitą dieną grįžti su nauja energija ir įrašinėji iš naujo. Kad mano balsas taip pat priklauso nuo dienos, nuo nuotaikos, nuo to, ką aš valgiau, nuo to, kaip aš jaučiuosi ir nuo to priklauso mano intonacija. Ir intonacija jinai taip pat skiriasi kiekvieną kartą, kai mes įrašinėjame. Ir aš iš pradžių galvoju, bet tai kaip čia dabar bus kiekvieną kartą įrašant kitą intonaciją. Po to galvoju, bet palauk, taigi tu nesi dirbtinis intelektas, tai yra gyvenimas, tai yra žmogus su savo nuotaikom, su savo kasdienybė ir tai yra viskas gerai. Kitas dalykas, kuris man labai patiko, tai kad įrašant šią knygą aš jaučiau didelį ryšį su savo klausytoja, su moterim, kuriai pasakoju šią istoriją, kuriai pasakoju apie menopauzę. Ta žinutė, kurią aš noriu perduoti, man atrodo, jinai buvo intimesnė, artimesnė ir tiesiog aš jaučiau šalia tą moterį, su kuria kalbu. Kitas dalykas, tai yra, aš čia rodau rankom, gestikuliuoju, čia yra vienas iš mano tokių kaip ir asmenybės bruožų, kad mano rankos ir smegenys veikia kartu. Atimkit iš manęs rankas, smegenys mano išsijungia. O įrašant knygą, aš turėjau laikyti rankas ramiai, kaip sako, surakintas, dėl to, kad nečežėtų, kad nebūtų papildomo kažkokio garso ir tas po to trukdo pačiam įrašui. Tai čia irgi buvo iššūkis, bet visko išmokti galima.